Tai Beatričė įvykė dar vieną 7 savo gyvenime. Kaip dabar jautiesi, papasakoti? Visapusiškai, kaip sakau, vis tiek, visada smagu pabaigti. Vis tiek ir smagu, ir toks šioks toks pasiekimas. Pirmos pasaulio varžybos, po to nesinorėjo su 0 pabaigti, kovojom ir dėl 5-70. Bet liūdė dėl to, kad viskas nepavyko. Aišku, kol šuoliais nesusitvarkom, tai tol nėra šansų į medalio, tai reiks pasiraito atrankovės ir žiūrėti, kaip išsiaiškinti tuos 2 šuolius, kas tikrai didžiausias kliūtys šitoj daugiakovėje šiuo metu. Viskas kitas neblogai, yra panašu, kad yra kur tobulėti, bet matau ir galimybę būti tarp medalininkių, tai todėl tikiuosi, kad ir mano laikas ateis. Visgi tai buvo svarbiausia tavo 7-kovė pabaigta kol kas karjeroje, pasaulio čempionate. Šiek tiek kitoks jausmas, kuomet finišuoji jau pasaulio čempionate. Žinoma, tos merginos yra pažįstamos, jos visur yra, bet pasaulio čempionatas yra pasaulio čempionatas. Žinoma, daugiakovė tokia įdomi rungtis, kai eini ir būna, kas nepasiseka, man atrodo, džiaugsmas ir jausmas geresnis, kai eini daugiakovėje, kurioje sekasi dar lengviau ir prasiversi lengviau ir yra tokios energijos, yra noro, o dabar čia kovoti reikia pasaulio, ne pasaulio, aišku, labiau rūpi, labiau norisi kovoti, visos aplinkui, visos taip pat stengiasi, tai tikrai pakovoti reikėjo. Jausmas šiek tiek kitoks, vis tiek didžiausias varžybos mano karjeroje, tai tikiuosi, kad nuo šio laiko tik laipteliais į viršų. Kokie buvo lūkesčiai prieš čempionatą? Žinau, svajoja apie top 10 ar tenkintų dabartinę poziciją? Ne, nepatenkinta. Viskas kaip ėjosi, panašu, kad galima buvo ir 6600 surinkti, tai bent top 6, top 8 tikrai jaučiamės, kad galim ir reikėjo tiesiog pačių geriausių 2 dienų tuo metu, kai reikėjo ir aišku nepavyko, bet visko būna, dabar reiks atsisėsti, peržiūrėti viską ir truputį pailsėti ir tada vėl į darbą skirti. Šuoliai į tolį sukėlė šiek tiek problemų, ten galėjo blogai baigtis. Jo, labai įdomus, aišku, aš pačių taisyklių nesuprantu taip pilnai, bet kai matai šuolį ir matai, kad dalykį lentelės yra balto tarpolike, tai labai nesinorėjau su 0 pabaigti ir kovojom ir nebuvo tas šuolis pats geriausias, bet sakau, su 0 pabaigus paskui iš viso nesmagu, tai kovojom ir dėl to, aišku, tikrai energijos daug išliejom ir pusę valandos pirmyn aukštyn pavaikščiojom, bet viskas pasisekė. Po tos dramos, jeigu taip galima sakyti, laukia 2 rungtis, ar išmušėte iš vėžio, ar pavyko palikti už nugarį ir eiti, sakyti, tas rungtis? Iš tikrųjų, gal man net varžybos apsivertė, nes, žinot, po pirmos dienos ir po to šuolio, kaip nesisakam, vis tiek atrodo ir energijos nėra ir nesmagu, kai galvoju, kaip galėjo būti, bet pavyko, nepavyko. Tai kai jau atrodė, kad buvo viskas baigėsi ir kai gavau antrą šansą, tai tikrai pakovoti nenorėsiu. Pirma tokia situacija karjeroje? Ne, žinokit, neturiu. Buvo protestų anksčiau gyvenime? Ne tai, kad protestų buvo, bet iš jaunučių ar jaunių dienų atsimenu, U18 ar 20 čempionate 3x toliai buvo, tai jau tikrai pergyvento pačią neturėjau. Pasaulio čempione tapo Ana Hall, su ja ir sportavai Amerikoje ir šiaip esat geros draugės pažįstamos. Kiek džiugu dėl Anos, dėl jos pirmo titulo? Labai. Tikrai Ana, žmogus, kur dar nesu nieko kito mečius, kad taip dirba ir taip stengiasi, sakau, vienintelis žmogus, kuris gali ir neišeina nuo takelio per 8 valandas per dieną ir tikrai ne kiekvienas iš mes taip galim ir traumas bus ir ne tik tai, kad taip ir norėčiau, bet ne visi taip gali, tikrai daug dirba ir smagu matyti, kaip jai ne tik tai pradžioj sezono sekasi, bet ir pačiose pirmose varžybose, kur jinai su medaliu auksą išeina, tai labai smagu. Ir 2 bronzos medaliai. Ir 2 bronzos medaliai, dar ir tai būna. Smagu vis tiek ir jaunesnė artilija labai potencialą visada turėdavo, jie irgi paprastai ne visada sekdavosi, bet sakau, tiek šuoliai galėdavo šokti, tiek beje visada galėdavo šokti ir jai va taip pasaulis po pasaulio vis nesisekdavo, tai smagu, kai pasiseka tom, kurios dirba vis tiek. Liksi rytoj, žiūrėsi Taip, finalą? taip, aišku, medalio tikimės visi. Gal ir ne vieno? Gal ir net ne vieno, teisingai. Medalių tikimės visi. Vakar per 4 valandas įveikė 4 rungtis. Šiandien prasidėjo viskas nuo dramos šuolių tolį sektoriuje. Kiek šis čempionatas buvo sunkus psichologiškai, emociškai tau? Labai įdomiai sudėliotas visos rungtys buvo laiko klausimų. Tai vakar viskas labai greitai, net pagalvoti atrodo neišėjo. Pabaigėm labai vėlai, kol grįžom iki viešbučio 12 valandų ir paskui prigėrus kavos neužmigti iki 2 neišeina, o mus čia vėl atvežė 7 ryto, kad paskui vėl pasidėti 7 valandas. Tai toks tikrai įdomi patirtis, visi kaip palapinėse sėdėjom 6 valandas, bet nieko, ir tokių varžybų reikia. Su
sugrįžinai septinkovę Lietuvos pasaulio čempionatą po Austrijos Kujytės laikų, kiek tau tai reiškia ir gal kažkokių palinkėjimų šios gavai? Taip, daug reiškia Austrija, visada į priekį skynė laurus ir tiesiog visada norėjusi jos vietom sekti. Jai ir su medaliu grįžus ir šiaip smagu visada būdavo žiūrėti, kai jaunesnė būdavau, tai tikrai smagu pagalvoti, kad dalyvauju tose pačiose varžybose, kur Austrija dalyvaudavo ir medalius prasivežė, tai tikėkimės, kad nors pavyks ir man. Sezonas uždarytas, kas dabar laukia poilsis, ar grįši į Lietuvą šiek tiek pabūti ten, ar iškart skrisi į Jungtinės Amerikos valstijas? Skrisiu atgal, dirbti reikia, dar nesiseka taip, kad eksportuot galėčiau, bet porą savaičių pailsėti viską tikrai atsisėsti reikia ir pergalvoti, nes atrodo jau 3 metus tik dirbam, daug energijos išliejam, bet va kaip tolis aukštis nelabai sekasi, tai atrodo pasiekėm tą tikslą, kad patekti į pasaulio čempionatą, dabar jau reikia atsisėsti ir tikrai pergalvoti, ką kitaip daryti, gal įsibėgėjimus keisti, gal iš viso viską iš naujo pradėti daryti ir žiūrėti, kaip tai sutvarkyti, nes atrodo ir duomenės yra, jeigu barjerai sekasi, tolis turėtų sektis ir aukštis atrodo kartais sekasi, tai tokia aišku rungtis, visko vienu metu ne visada išeina sudėlioti, bet laikas, man atrodo, pergalvoti ir bandyti kitais būdais į priekį judėti. Šiais metais gerinai asmeninį rekordą, startavai elitinėse varžybose, kaip matai savo kaip asmenybės tai sportininkės augimą nuo praėjusių metų? Jo, labai, atrodo, kiekvienais metais po 100 taškų uždedu, man kas nelabai patinka, tai atrodo pirmose varžybose sezono asmeninis ir paskui viskas labai panašiai, vėl 50 mažiau, 50 daugiau, atrodo, pačiam sezono pradžioj nesu nei tai pasiruošus, atrodo, kuo toliau, to geriau turėtų ir viskas susidėlioti, bet matyt, gal ir su galva nesusitvarkau, nežinau, tikrai reikia pergalvoti, nes atrodo, kuo toliau, to geriau turėtų būti, o visada pirmos varžybos vis kažkaip geriausia, tai čia mano kažkur klaida, kur jau reikia susidėlioti, jau laikas susidėlioti. Trumpai apie trenerį iš tribūnų, jūsų pasirodymą, koks jis treneris, griežtas, diktatoriškas ar priešai galbūt? Kaip kada, su manim ir griežčiau reikia ir atlaidžiau, viskas gerai susidėlioja, viskas, vienas kitą suprantam, kas padeda, tikrai nereikia jau ir pasakot, kaip jaučiuosi, žino, kas man tinka, žino, kas man netinka ir kas labai gerai, tai mes abu norim tobulėti. Aš esu pirmojo daugiakovininkė, tai tikrai augam ir kartu ir bandom išsiaiškinti viską kartu ir klausia patarimų kitų žmonių ir Indrė iš Lietuvos trenerė padeda jėti ir visi tikrai padeda, bet abu norim tobulėti, tai jau, kaip sakiau, vėl reikia atsisėsti, pergalvoti ir bandyti iš naujo, nes jau nebe jaunučių amžių esam ir vis tiek jau 25 metai ir vis tiek atrodo nėra jau tiek daug laiko, tai negalim tempti ir vėl atvažiuoti ir vėl top, net nežinau, kiek 15, nežinau, kelintą vietą net buvau, bet jau laikas, jeigu daryti, tai daryti pilnai.